Kad per vargą nukrapštyti kilogramai negrįžtų su kaupu, o jau po pirmos savaitės nepradėtumėme sapnuoti tortų, saldainių ar sultingų kepsnių, nusprendėme lieknėti specialistės prižiūrimi. Išmokti valgyti nedaug, toks mūsų bus tikslas, o ne visiškai atsisakyti. Keičiant valgymo įpročius, reiktų vadovautis tokia taisykle. Reikia išmokti valgyti, o ne nevalgyti. Nevalgyti yra... Taip atrodo, kad paprasčiau tarsi kažko atsisakysiu. Atsisakysiu ir bus gerai. Bet vienas dalykas, reikia gerbti savo tuos ilgalaikius senus įpročius. Išgirdus, kad per dieną neteks apsiriboti vien salotos lapu, eksperimentas nebeatrodo toks baisus. Tuo labiau, kad nė viena nenorime visiškai atsisakyti saldumynų ar kitokių skanėstų. Valios aš turiu nemažai, kadangi nuo vaikystės sirgau alergiją, tai jau žinau, ką reiškia atsisakyti tam tikrų produktų, tai manau labai sudėtinga neturėtų būti. Jeigu nebūsiu alkana, tai viskas pavyks. Kad lieknėjimo kelias nebus trumpas ir lengvas, kiekviena jau žinome iš ankstesnių nesėkmingų bandymų. Tačiau jau, kaip sakoma, iš klaidų mokomės. Vienos iš dalyvių didelė klaida tai yra tvarkos nebuvimas. Tai reiškia netinkamas valgymo režimas arba jo iš vis nėra. Kai kurie valgymai būna, kad yra praleidžiami ir tai labai skatina vėliau persivalgyti. Taip pat mažina savikontrolę ir žmogus jau kaip ir nebegali būti atsakingas už savo elgesį valgymo. Taip pat mažas fizinis aktyvumas. Kol kas planuoju griežtai laikyti specialisto nurodymų. Tikiuosi, tai man padės įsiugdyti kažkokius tam tikrus įgūdžius, įpročius ir toliau jau vadovautis taisyklingais principais visais mitybos. Kita dalyvė turi tam tikrų virškinimo sutrikimų. Valgymo režimas yra tikrai neblogas, tačiau vis dėlto maisto kiekiai šiek tiek matyt viršijami ir tai nebūtinai yra daug. Tai gali būti ir 100 ar 200 kalorijų per dieną per daug. Vėlgi tas pats yra mažas fizinis aktyvumas, energija neišeikvojama ir to pakanka, kad svoris arba didėtų, arba nemažėtų. Na, aš kaip kalbėjom, valgau gan reguliariai, tai manau bus sunkiausia galbūt mažinti porcijas, nes vis tiek skrandis išsitampęs, tai dabar reikės jam biškį susitraukti. Svarbiausia, pasak specialistų, nusprendus mesti svorį, nebijoti, kad nepasiseks. Antra, negailėti savęs. Ir trečia, žinoti, kaip keisti mitybos įpročius ir taisyklingai lieknėti. Tik suderinus visus šiuos dalykus, sėkmė bus garantuota.